Sveiki, mėly NBA krepšinio žiūrovai, mes kviečiame jūs žiūrėti pirmąją sezono transliaciją. Šiandien kausis NBA čempionai San Antonijaus Spurs krepšininkai prieš net 2 lietuvius savo gretose turinti Clevelando Cavaliers klubą. San Antonijaus komanda tradiciškai laimėjo pirmasis reguliaraus čempionato rungtynes, beje, San Antonijus jau 9 metus iš eilės laimi pirmąjį čempionato mačą. Spurs šiandien sieks iškovoti antrąją pergalę prieš svečius iš Clevelando ir kol kas istorija yra palankesnė aikštės šeimininkams. Cavaliers čia SBC Center arenoje pralaimėjo paskutinius 14 susitikimų. Per visą laiką Spurs namie 30 kartų nugalėjo Cavaliers ir vos 3 kartus nusileido svečiams. Paskutinės šių dviejų komandų rungtynės susiklostė labai dramatiškai. Timas Duncanas baigiantis rungtynių laikui pataikė iš vidutinio nuotolio ir išplėšė sunkią pergalę savo komandai rezultatu 94-92. Apskritai San Antonijus praėjusiame reguliariajame sezone savo žiūrovo akivaizdoje pralaimėjo vos 3 kartus, pergalę šventė 38 sykius, nenuginčiamas faktas. Čia laimėti yra labai sunku, tačiau Clevelandas šiemet labai stiprus ir tai šios komandos aistruoliams suteikė vilčių. Cavaliers komanda pradėjo šias rungtynes. Starto penketas toks: Žydrūnas Ilgauskas, Erikas Snow, Lebronas Jamesas ir savo taškų kraitį Clevelando Cavaliers gretose atidaro Laris Hughesas 2-0. Radoslavas Nesterovičius greitai atsako varžovams tuo pačiu iš po krepšio, 2 taškai, rezultatas lygus prabėgus 40 sekundžių pirmajame ketvirtyje. Erikas Snow prieš jį Tonis Parkeris fantastiškai sužaidęs pirmųjų rungtynių ketvirtąjį kėlinį. Jis ir Michaelas Finlis, galima sakyti, atvedė San Antonijų į pergalę rungtynėse su Denver Nuggets klubu, kuriame žaidžia Linas Kleiza. Žydrūnas Ilgauskas prieš Slovėną. Šiaip netaip randa, kam atiduoti kamuolį, tačiau Eriko Snow metimas net neliečia lanko ir pasibaigus atakai skirtam laikui kamuolys atitenka aikštės šeimininkams San Antonijaus Spurs krepšininkams. Maikas Braunas, jo debiutas buvo tikrai sėkmingas ir jis su Clevelando Cavaliers komanda taip pat pirmose rungtynėse reguliaraus čempionato iškovojo pergalę. Puikus Tonio Parkerio perdavimas, tačiau kamuolys nepasiekia Timo Duncano rankų, tiksliau pats krepšininkas nesugeba sugriebti jo ir to pasiekoje prarastas kamuolys. Lebronas Jamesas, gražus jo prasiveržimas, tačiau taškų pelnyti šios atakos metu svečiams nepavyko. Tonis Parkeris. Jo fantastiškas perdavimas Radoslavui Nesterovičiui ir pastarasis pelno jau 4. tašką šios dienos rungtynėse. Tonis Parkeris kol kas sėkmingai, galima sakyti, maitina kamuoliais savo komandos draugus. Prieš tai atakoje jam nepavyko perduoti kamuolio Timui Duncanui, tačiau paskutinėjame epizode jisai sužaidė labai sėkmingai. Laris Hughesas iš vidutinio nuotolio netaiklus jo metimas. Timas Duncanas atkovoja kamuolį. Pirmose rungtynėse Duncanas pelnė 19 taškų, atkovojo 10 kamuolių, pasiekė savo įprastą dvigubą dublį. Tonis Parkeris, jo prasiveržimas. Dabar neranda kam atiduoti kamuolio Tonis Parkeris, galų gale kamuolys Emanuelio Džinobilio rankose, jo prasiveržimas ir Briusas Bovenas iš toli. 3 taškai, 7-2. Štai taip, nesvetingai pasitinka svečius NBA čempionai. 2 minutės su pusė jau sužaistos pirmajame ketvirtyje. Lebronas Jamesas. Prieš jį Briusas Bovenas, vienas geriausiai besiginančių NBA lygoje krepšininkų. Greita San Antonijaus ataka baigėsi dar 2 Briuso Boveno taškais. Briusas Bovenas tampa rezultatyviausių krepšininkų savo komandoje. Jis ir Radoslavas Nesterovičius pasiunčia Clevelando Cavaliers komandą į netikėtą knockdowną ir Maikas Braunas prašo minutės pertraukėlės. Baigėsi minutės pertraukėlė, 9-2. San Antonijaus Spurs krepšininkai pademonstravo rungtynių pradžioje išties čempionišką žaidimą ir kol kas Clevelandas sugebėjo įmesti per 3 minutės vos 2 taškus. Dabar ši komanda baudžiama pražanga puolime. Drew Goodenas elgėsi ne pagal taisyklės ir iškart yra baudžiamas rungtynių arbitrų. Vienintelius taškus Clevelandui yra pelnęs Lebronas Jamesas.
San Antonijus šiandieną kol kas bent jau rungtynių pradžioje meta 100% taiklumu ir Tonis Parkeris taip pratęsė šios atakos metu 11-2. Sutrikę atrodo Clevelando Cavaliers krepšininkai ir tiesiog paskendę toje kietoje San Antonijaus gynyboje. Štai tokiais būdais mėgina atakuoti Cavaliers. Laimiai LeBronas Jamesas tai sugeba padaryti ir dabar jam pavyksta sumažinti skirtumą iki 7 taškų, 11-4 kol kas. Clevelando gretose pakankamai normaliai jaučiasi tik LeBronas Jamesas. Dar vienas beveik perimtas Cavaliers komandos kamuolys. Tonio Parkerio metimas iš vidutinio nuotolio netaiklus. LeBronas Jamesas su kamuoliu. Grąžina į komandos žaidėjui Erikui Snow ir pastarasis pradeda dar vieną pozicinę Cavaliers ataką. Laris Hjūzas. Triugudinas galų gale kamuolys pasiekia ir Ilgausko rankas. Ilgauskas štai taip išprovokuoja varžovus prasižengti ir greičiausiai ranką į viršų bus priverstas iškelti Radoslavas Nesterovičius. Labai sudėtingas LeBrono Jameso metimas. Iškart net per kelis varžovus. Tačiau jeigu nori kautis kaip lygus su lygiais prieš San Antonijaus komandą, privalai daryti galbūt net ir neįmanomus dalykus. Briusas Bovenas mūsų ekranuose, jau minėjau, vienas iš geriausiai lygoje besiginančių krepšininkų. Žydrūno Ilgausko pirmasis baudos metimas pasiekė tikslą 11-5. Lietuvis turi progą skirtumą sumažinti iki 5 taškų. Mūsų ekranuose Beno Udrikas, Fabricijus Obertas. Dar vienas argentinietis šiemet papildė San Antonijaus komandos gretas. Apskritai dabar aikštėje matome net 4 krepšininkus San Antonijaus ekipoje, gimusius ne Jungtinėse Amerikos valstijose. Timas Duncanas Mergelių salose, Emanuelis Žinabilis iš Argentinos. Štai taip jisai mėgsta dažnai užbaigti savo atakas, tik šįsyk šiam argentiniečiui įmesti kamuolio į krepšį nepavyko. Taigi, Timas Duncanas, Emanuelis Žinabilis, Tonis Parkeris iš Prancūzijos ir Radoslavas Nesterovičius iš Slovenijos. San Antonijaus komandoje rungtyniauja 2 slovėnai, 2 argentiniečiai ir 1 prancūzas. Laris Hjūzas, gražus jo prasiveržimas, 2 taškai ir skirtumas sumažėja iki 4 taškų. Po truputėlį atsigauna Clevelando Cavaliers komanda ir likus žaisti 7 minutės ir 10 sekundžių. Skirtumas jau padorus. Timas Duncanas per Žydrūną Ilgauską. Netaikliai atkovoja kamuolį Triugudinas ir LeBronas Jamesas jau varžovo aikštės pusėje. 2 prieš 2 su Žydrūno Ilgausku. Jameso prasiveržimas. Labai sudėtingas metimas ir pražanga skiriama Radoslavui Nesterovičiui. Antroji asmeninė Radoslavo Nesterovičiaus pražanga. LeBrono Jamesas